Labą dieną. Varysiu dabar žvejot, bet dar iš pradžių pabandysiu skumbrį pasigaudyti masalai. Aš manau, kad dar turėtų būti, gal oras geras, saulė šviečia, šilta. Čia dar ratuką gal vieną kitą apsuksiu, nes vis tiek ten, kur norėjau plaukti, buvau nuvažiavęs pažiūrėti, vėjas didelis, bangos nemažas, nors čia visai ramu. Tai bandysiu tada kažkur į miesto pusę gal. Nedidelė, labai gerai. Tai turi būti kibimas. Kokį būrelį praplaukimo. Gal dar bus po laivu? Dar kart nuleisiu. Štai nuplaukiau. Greitas čia yra, čia nėra. Kelis metimus ant guminuko dar padarysi čia. Gal koks lyriukas pasivaidens netyčia. Stemėlę naudosiu kaip visą laiką. Vienas pavadėlis. Čia uždedu kembriko gabaliuką, kad taip nesipintų. Vienšakis kablys. Gal 1,5 metro karpa ir galvakablis su neilgu pavadėliu. Ir irgi vienšakis didelis kablys ant galo. Pradžiai gal labai didelių gabalų nedėsiu. Žiūrėsim kaip čia ir kas čia kirs. Tada jau pagal situaciją. Dabar ko masalas dėjausi, pasižiūrėjau, kurio pusė dreifas. Išplauksiu vėl per naują. Leidau. Kažkas tikimba. Čia nedidelė. O pirma lydekėlė. Labai jau nedidelė. Gal greičiau. Šiaip rekomenduočiau žuvį, jeigu paleidžia, tai kuo greičiau tai daryti, nes jinai labai jūrinė jautri yra. Ten valio, tarkim, po laivą ar po krantą nėra labai gerai žuviai. Čia gėlis irgi panašiai apie 85 metrus gal. Bet turėtų seklėt čia link kranto neš. Reikia dar plūdę kažkokią, reikia nepamiršti. Yra kažkas tai. Tokias įdėtė. Kainai nebenuplauksiu. Šitai nepaėjo. Uždėjau kalmariuką. Kažkaip pabandysim. Šitas nuplaukė. Dar greičiau ištraukiau šį ir be problemų. Kol kas ant šitos nesąmonės nekimba niekas. Panašu, kad šiandien vis tik skumbrių diena bus. Nieko gero ten ant fjordo nepagavau. Jas tas pučia, tai grįžau čia prie namų, dabar pabandysiu skumbrių pagaudyti dar. Šis daug leist nereikia. 5 gerus metriukus ir kabinėja. Labai geras dydis. Pats ta žvejybai. Šis va tiesiai po laivu čia galima net nuleist biškį. O, čia pilnas echolotas įrodo. Galima gesinti variklį ir
Lup skumbrės dabar vieną po kitos. O, leisti iš vis nereikia, tai paimi. Gal kokie 2 metrus. Ir yra. Nu, aš jas matau, kai čia varinėjau. Vienu užkibo. Antrą bandė, bet nepataikė. O, yra 2. Na, kažin, kaip čia ilgai jos taip gerai kibs. Kiek čia jų pavyks prigaudyti. Perdai nieks nekibo gero. Čia grįžau. Biškai pradėjo tik tais plau. Būrelį užrodė iš karto. Pradėjo kibti. Jau dabar sustojau. Ir traukiu vieną po kitos iš jas. Jo, jau neberodo tiek ekonotas kaip pirmai. Dar kimba. Dabar šiek tiek didesnės pradėjo kibti. Bet jau nebe iš karto. Kibimas po biškį rimsta. Nieko, pabandysiu paieškoti dar tada šiuo. Kaip pasirodė, taip ir dingo ta skumbrė. Pilna ir dabar jau ratais vasukinėjęs, neberandu aš jas. Kažkur labai greit išvarė. Nu, kiek iš šitų skumbryčių pagaudžiau. Per geras 10 minučių. Tų nereikėjo. Dabar gerą pusvalandį praplaukiau tušę. Kažkaip jau labai ramus oras atrodo ant vakaro, gal pašaudo ir į fjordą pabandyti, ant gylio nuleist porą kartų. Pažiūrėt, kas ten gero. Varyt namo pasimt meškerį kitą ir porai valandų, jeigu pavyks, dar tenais pažvejosiu. Ką žinau, ar man čia pavyks pažvejoti iš tikrųjų. Bangas nemaras, supa. Tas bus didelis turbūt labai. Sekliau bandyti, bet sekliau mažytės labai. Bet tik 100 metrų reikia pasiekti. Įtariu, kad čia ilgai neišbūsiu tokiu oru. Tas dreifas mane greit nuneš, tai bent vieną kartą kažką tai jau nuleist pagaut. Tai ant viršutinio dėsiu mažesnį gabaliuką, o nuo apatinio biškį gal didesnį, kad gal netyčia didesnio kokią paimtų. Ir šitai mažytai brasmiai ta skumbrytė, tai čia juokas. Dar biškį apsuk turbūt siūlo reiktų, kad jinai taip smarkiai nesimaskatuotų. Čia nieko gero, reikia varyti į kitą vietą pabandyti. Šitoj vietoj biškį ramiau. Nėra tokių didelių bangų, bet žiūrėsim, kaip čia su dreifu bus. Dar variklio negesinu, gal reikės paduoti. Čia gylis 108 metrai. Nei daug, nei mažai, pats tas turėtų būti. Nu, brasmytės kepkit greičiau. Nu, išas prisikabino. Iš lėto lanksta. Reikia palau.
Kas tai yra? Na ir kas čia iškils? Kažin, brasmė ar ne? Brasmė. Tai nepasisekė, man atrodo, kad kepenys iššoko jau. Niekur jinai nepradings jūrai. Kažkam bus maistas. Arba jau vakarėje dar nė vienos normalios žuvies nepagavau. Keista, čia diena šiandien išpuolė. Čia po... Na, bet nedidelė. Greičiausiai vėl brasmė. Dabar ant viršutinių užkibo. Iš karto mažesnė. Paliksimės į tą skumbrę. Turėtų nuplauti. Na, nuvarė. Na, kur ta paskutinė žuvis mano šiandienas? Aš jau namo noriu. Kaip neplanuotai aplikiau 3 vietas skirtingas visiškai. Tai tik tai su skumbrėm pasisekė. Spaudžiau biškį. Spaudus biškį. Aš kad gali būt brasmė. Na ir ką mes čia turim paskutinį žuvį? Brasmė. Ne pati didžiausia, bet šiandien turbūt vis tiek jau geriau nieko nebepribursiu. Daugiau gal net nebemesiu. Šitą atkabinu ir varau namo. Tai va toks laimikis mano šiandien. Na, brasmė keliaus vakarieniai. Skumbrė kaip biriukas masalai. Per 3 vietas pralekiau. Ir nieko įspūdingo. Bet kažką tai pagavau. Skumbrės labai gerai sukibo. Tos tai ten beprotiškai vieno po kitos jie. Dabar čiangylę bandžiau, tai vien tik brasmės. Jau vakarėje tamsta, varau namo tada. Ir iki kito karto.